Sveiki, su jumis Aurimas apie derybas. Taigi, tęsime toliau mūsų temą apie derybas, apie taip pat noriu rezumuoti apie atspindėjimo taktiką. Jinai yra iš tikrųjų, kaip ir prieš tai minėjau, viena iš tokių prigimtinių ir svarbiųjų taktikų, tad manau pasikartoti keletą jos svarbių pozicijų yra vis tik tai verta. Taigi, kas kartą, kaip atspindi pašnekovą, jis pakartoja savo mintį, tačiau kitais žodžiais, arba ją net ir pratęsia. Čia tokis yra pamąstymas šitame reikale. Kai kito žmogaus žodžiai nesutampa su jo balso tonu ar kūno kalba, atspindėjimas gali būti ypač vertingas. Tai tokiu būdu jūs parodote, kad pasąmoningai, jog kažkas turi būti papasakota daugiau negu ką tik buvo atskleista. Arba galima taip pat kitaip tai padaryti, tiesiog paprasčiausiai užduoti žodžius, ką turėjai omenyje. Ką turėjai omenyje? Tokiu būdu išprovokuoji gyvybiškumą, gyvybę. Ir tai parodai pagarbą bei susidomėjimą pašnekovui, jog tau yra įdomu ir nori, kad ta mintis būtų tęsiama. Tai kai derybose yra surinkinėjama informacija, tai yra ypač svarbu. Ir, kuo daugiau pašnekovas kalba, tuo daugiau jums informacijos jis atskleidžia. Tai taip pat noriu paminėti, kad šitos taktikos atspindėjimo visas niuansas yra tiesiog pirmus kartus, kaip atspindėsite, galite jaustis kiek nepatogiai. Ir tai, iš principo, vienintelė šios technikos tokia sudėtingoji dalis jaustis pačiam ją naudojant kažkiek nepatogiai, nes tarsi pašnekovai gali jausti, kad jūs taip darot, bet, iš principo, jie to nejaučia, jei to nedarys per daug akivaizdžiai. Ir kaip išmoksite, išdrįsite, kelis kartus pabandysite, įprasite, šį taktiką pamatysit kaip vertingą ir nepaprastai naudingą tiek asmeninėme, tiek profesinėme gyvenime. Tai linkiu sėkmingai ją naudoti. Gerai, toliau. Apibendrinsime šiek tiek skyrių, kuris buvo daugiau aptartas, kiek kitais žodžiais. Taigi, geras derybininkas yra pasiruošęs galimiems netikėtumams. O netikėtumų visada bus. Toliau. O puikus derybininkas siekia atskleisti netikėtumus, kurie neabejotinai egzistuoja. Tai būtent pakartotiniais klausimais, atspindėjimu sukuriama terpė atsiskleisti informacijai. Ir toliau. Reiškiasi, rekomenduoju tiek aš, tiek autorius, nedaryti prielaidų, o tiesiog remtis daugybę hipotezių. Ir derybų metu išsiaiškinti, ar jos teisingos ar neteisingos. Tiesiog, kol vyksta pokalbio pradžia, jūs hipotezę kelkite, jog viskas gali būti tiesa arba viskas gali būti netiesa. Tokiu būdu būsite saugesnėje pozicijoje, negu iš ankstinę nuostatą priskirsite ir galvosite, jog būtent yra taip, kaip jūs galvojate, o ne kitaip. Hipotezė leidžia jums ir blaškytis tarp savo pozicijos, tarp savo nuomonės, ko kitas gali norėti, jeigu jis aiškiai to neatskleidė.
Gali norėti, gali nenorėti, labiau to ar nuo kito dalyko. Tad tiesiog rinkite taškus, kuri hipotezė yra tvirtesnė. Ir turėkite jų daug, kiek įmanoma daugiau. Žmonės, laikantys derybas argumentų mūšių, greitai pasimeta nuo balsų savo galvoje. Nes yra tie balsai tokie, kokį argumentą pasakyti sekantį ir kaip paprieštrauti pašnekovo argumentui. Ir tai susimala į vieną didelį ūžesį ir tiesiog, pradeda skaudėti galvą. Minčių srautas eina, argumentų mūšis vyksta, bandoma viską paimti logiką. Iš tiesų tai yra tokia chaotiška galvoj situacija. Savo argumentų dėstymas ir priešininko neigimas. Tai nėra derybos, tai yra praktiškai kaip mūšis, sakyčiau, kas nugalės. Gerai. Norint nuraminti balsus galvoje, reikia skirti visą dėmesį pašnekovui, jo aktyviai klausytis. Įsiklausyti, aktyvusis klausimas, tai yra, kai iš tikrųjų mes klausomės pašnekovo, o negalvoti, kaip apginsiu savo poziciją ir nuomonę. Mes turime priimti kitos pusės nuomonę ir poziciją ir išsakyti savąją, o priimsime tik tai klausydami. Reikia suprasti, derybos nėra mūšis, tai atradimų procesas ir jūsų tikslas išsiaiškinti tiek informacijos, kiek įmanoma. Todėl daryti reikia viską lėtai. Viena iš klaidų yra per daug skubama. Norima viską greitai padaryti čia ir dabar, išspręsti visą situaciją, tik dabar ir viskas. Skubėjimas dažnai gali pakišti koją ir jeigu jūs turėsite kantrybės, tikrai dažniau išlošite. Nes tokiu būdu surinksite daugiau informacijos, daugiau argumentų, daugiau pozicijų, kurios jūs, reiškiasi, užtikrins jūsų sėkmę. Žinios yra jėga. Tai būtent neperskubėti, o surinkti daugiau informacijos ir susikurti tą jėgą savyje. Tai kadangi daug kas perskuba ir iš to išsivysto dažnos klaidos. Pašnekovai nejaučia išklausyti ir taip sunaikinamas sukurtas santykis, jeigu jis buvo iš viso sukurtas. Kaip jūs įsivaizduojat? Man reikia čia greitai. Ir ką? O pašnekovas galbūt nori kažkokių emocinių dalykų, kažkokių nebūtinai apčiuopiamų, nori tikrumo, užtikrintumo, kad jūs žinote, ko jis, pavyzdžiui, nori ir tai suteiksite ir žinosite, kaip tai suteikti. Tai jeigu to užtikrintumo pašnekovas kitoj pusėje neturės, dėl jūsų skubėjimo, ko pasiekoja skubėjimas, tą ir sukuria bėgimo ir netikrumo jausmą, tai jis jumis nepasitikės ir jūs negalėsite suteikti tai, ko jisai nori. Vienas iš dalykų, tai jisai nori pasitikėti jumis, kad jis galėtų pasitikėti jūsų pasiūlymu ir skubėjimas prie to neprisideda. Taigi, toliau primename, jog šypsotis yra labai gerai ir tai teigiamai nusiteikę žmonės mąsto greičiau. Tiek jūs, tiek kitas. Jūs su savo šypsena teigiamai nuteikėte kitą, greičiau mąstote, greičiau mąsto jis. Visas procesas vyksta automatiškai greičiau, ne dėl pačio skubėjimo, dėl to, kad šypsotės ir neuronai juda greičiau. Ir viskas tada sprendžiasi greičiau. Pasitikėjimas atsiranda, visi kiti dalykai, kurie reikalingi teisingam derybų procesui. Tai būtent reikėtų neskubėti, o geriau šypsotis. Ir kai šypsotės, mąstote greičiau ir labiau norit bendradarbiauti, spręsti problemas, pozityvumas, tiek jūsų, tiek pašnekovo protus padaro skvarbesnius. Taip ir padeda sukurti tą greitį, ne pačių skubėjimų, o dėl tokios šypsenos magijos, kuri priverčia smegenis tiesiog dirbti greičiau. Tai reikia mokėti skubėti. Nebūkite tas triušis, kur bėga
ir pavargsta. Geriau lėtai ir užtikrintai. Taigi, taip pat toliau primenu darybinius balsų tonus, tai yra vėlaus vakaro laidų vedėjo balsas, žemas, lėtas, ramus, užtikrintas. Tokiu būdu galima tapti autoritetu kitų akyse dėl savo užtikrinto balso manieros, bent jau pasąmoningai. To ir mums pakanka. Esmė, kad mes nepažeidžiame kito žmogaus gynybiškumo. Jeigu mes puolame ir atakuojame, mes pažeidžiame. O būdami užtikrinti savyje, parodome, kad mes žinom, ką kalbame. Ir mumis norisi pasitikėti automatiškai. Toliau kitas balsas. Žaismingas balsas, nuoširdus, geraširdžio žmogaus balsas, smagus ir drąsinantis. Kol kalbama, reikia šypsotis ir atsipalaiduoti. Rekomenduojama šį balsą daugiausiai naudoti, nes jisai kuria santykį, malonu tokioje aplinkoje, žaismingoj būti kiekvienam. Na ir trečiasis, tiesus ir užtikrintas balsas, vartoti retai, gali išprovokuoti priešiškumą, netgi agresiją. Taigi, balso tembrai sudaro labai didelį poveikį ir rekomenduoju naudoti juos nuolatos, atkreipti dėmesį, kaip jūs kalbate, koks yra jūsų balso tembras, maniera ir daugiausiai naudokite žaismingą, įtikindami, norėdami pateikti teiginius, argumentus, faktus, užtikrinantį vėlaus vakaro vedėjo. Na ir jei kitos išeities, kaip ir prieš tai video minėjau, nebūna, tokiu būdu jau lieka tik tai tas agresyvusis balsas, bet jį naudoti paskutiniu atveju, kai aplinkybių kitų nelieka. Tai pareziumavo mūsų skyrių ir laukite kito video, tikiuosi patiko. Jei patiko, palaikinkit, jei patiko, palaikinkit, jei patiko, palaikinkit. Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Ačiū, kad skiriate laiko savo kompetencijoms. Iki.